Dabar įrašinėja. Gerai. Tai grįžkime prie to vaizdo. Hipnozės pradžioje tu pamatei senyvą moterį su apsivertusiais akių obuoliais. Grįžk prie jos, kas ji tokia ir ką tau pasąmonė norėjo parodyti. Jo, aš grįžtu prie jos ir sakau, tokia kaip pakibusi erdvėje. Bet man žinok, žodis eina šmėkla kažkokia tai. Mhm. Ir jinai, supranti, be akių tokia kaip pasimetusi, tarsi būtų pastrigusi. Aha. O dabar ar ji prie tavęs? Ji arti manęs. Aha, o ji dabar hipnozės metu pajuto kažkaip, ar anksčiau ji prie tavęs prikibo? Kažkaip, žinai, kaip jinai sako, kažkaip išsiryškino jinai. Jinai kaip ir, žinai, kaip mes valomės, ane, ir kažkaip toks jausmas, kad jinai buvo tarsi kaip ir prie mano to energetinio kūno, bet nepastebėta. Ir dabar, kai mes valomės ir tuos sluoksnius nuiminėjam, tai pasimato vis daugiau, žinai, kitų būtybių. Mūsų kaip ir, supranti, kaip tarsi ieško įėjimo į vidų, bet yra kažkokia kaip terpė padaryta, kaip jinai tarsi kaip ir mano erdvė, bet ir ne mano erdvė. Aš nežinau, kaip tau paaiškinti. O kada ji prie tavęs vat, prisikabino? Per kokį įvykį ar kokį momentą, ar gali nuskaityti šitą informaciją? Per sapnų erdvę, žinok, aš dabar man tokį sapną išmetė. Aš tą patį, žinau, pagalvojau. Mhm. Iš tikrųjų, tas Gerai. sapnas buvo, aš tau greit papasakosiu. Aha. Em, Žodžiu, kai buvo naktis, aš miegojau ir prie manęs priėjo tokios kaip dvi būtybės, tokie kaip juodi šešėliai, bet čia buvo labai jau senai, gal prieš kokius 10 metų atgal. Ir jos mane ten pradėjo tampyti, žinai, už kojų, už rankų. Aha. Ir tada aš kaip mano kaip astralas pakiltų ir aš pasidariau tokia kaip šmėkla, kaip būtent tą aš moterį matau. Ir aš pradėjau taip cypti, kaip ta sirena, žinai, taip garsiai. Ir pradėjo trūkčioti tie stiklai, lango stiklai, o tos būtybės, jos pradėjo man lenktis. Jos mane paleido ir man nusilenkė, jos išsigando, pabėgo, supranti, nuo to klyksmo. Mhm. Em, Ir aš dabar va būtent, ir aš savyje mačiau tą būtent tokią kaip šmėklą, žinai. Ir aš dabar bandau suprast, ar čia gal mano kažkokia tai dalis, kuri Geras. augo, aš supranti, bandau nuskanuot. Na, eina. Aha. Tu skanuok pirštu, susiliesk ar kaip kažkaip paliesk ją ir nuskaityk informaciją, ar tai yra tavo dalis. Labai rezonuoja, kad mano dalis kažkas Mhm. susiję su magija, Ar tavo, kažkokios tai žinios. ar tavo šita dalis yra kažkur pastrigus ir Ji ji kažkaip ne tai, kad pastrigusi, bet jinai kažkaip kaip aktyvuojasi tada, kai man reikia kažkokios tai pagalbos, tokia kaip, net nemoku tau pasakyt, kaip iš kitos realybės, kažkas tokio. bet ji kaip sutokia tas senyvas amžius ir parodo tą brandą, tą išmintį visą, ar ne? Kad tu gali Jo, prie jos tos išminties prisikonektinti, kada tau reikia, ar ne? jo, čia simboliškai kažkoks yra ryšys. O tai E, kodėl tie akių obuoliai apsivertė? Ir taip kažkaip nejaukiai. Taip, nejaukiai, nes matau, kaip jinai, žinok, kažkaip yra kažkokia tai realybė ir aš matau, ar kita laiko juosta
Ir aš matau, kaip jinai būna transo būsenoj ir kai Mm, yra jinai transo būsenoj, keliauja irgi panašiai kaip aš dabar, tarkim, darau prie hipnozės, tik aš mhm. neįeinu į tą transą, o jinai sugeba įeiti ir dėl to aš ją matau tokia vat apverstais obuoliais. Tai ji dabar yra gyva, ji turi irgi ir fizinį kūną, ar ji jau neturi fizinio kūno? Ar ji turi kažkokią egzistenciją dabar fiziniame pavidale? Ji buvo kažkaip, nes aš, pavyzdžiui, dabar matau kaip jos eterinį kūną tokį ir bandau suprast, ar yra egzistencija, aš klausiu jos. Mhm. Ir jinai sako, buvo, bet dabar mano egzistencija yra čia. Ar ji pasirinko tokį kaip tikslą tau padėti ir tavo kitiems visom dalim? Ar ji dabar yra kaip jūsų toksai, kaip guidance, kaip gidė, kažkas tokio? Globa eina tokia apsauga, žodžiai. Aha. Čia yra mano dalis apsauga kažkokia tokia va. O, kaip gerai. Mhm. O tai ar jai reikia kaž nu, aš įsivaizduoju, jai nereikia jokios pagalbos. Ji tiesiog Mhm. nori būti arti tavęs, ar ne kažkaip? Taip, jinai arti manęs, jinai sako, aš nesu pastrigusi, jeigu tu galvoji, kad aš esu įstrigusi, tai aš ne, čia yra, sako, mano Mm. kita kažkokia tarsi realybė, Aha, jau energetiniame lygmenyje, bet jinai man pasirodė simboliškai, kad tu vat atpažink, čia aš esu tavo dalis. Ji egzistuoja, bet jos egzistencija ne tai, kad fizinėj erdvėj, o kažkaip supratau. susiję su eteriu. Aha, astralai, kažkas va tokio. Mhm. Tai tu tada jos paklausk, kuom ji tau gali padėti, kada tu gali į ją kreiptis, kuom ji tau norėtų padėti, ar Jie ji sako, žinai, tau kaip jie jaučia mane ir jinai pati, net nereikia prašyti pagalbos, jinai jau kažkaip pat automatiškai, kaip čia pasakius, jau yra, kai man reikia, žinai. Čia kažkas susiję su tuo tamsiuoju mėnuliu, žinok, ir ta magija, nes labai daug magijos užuodžiu. Ir aha, žinok, čia tas asmuo irgi aš taip jaučiu, kad jinai žino ir apie gličą. aha, o palauk dar truputį, ar ji pirmą kartą tavo lauke atsirado tuo metu, kai tau prireikė pagalbos, kai tame sapne tos būtybės tave kažkur traukė ir kai tu pradėjai rėkti, ar tada ji pirmą kartą pas tave ir atskubėjo? Taip, bet kaip įdomiai, jinai įėjo į mane pačią, supranti? Pajuto tą, kaip sakai, net kad nusilenkė, ar ne? Jo, nusilenkė, jie tiesiog išsigando. Aš sakau, ten taip viskas realiai buvo ir jie sako, Šiurpai per kūną laksto. mhm, mhm. Čia supranti, kai aš jau pradėjau labai labai gilintis į tą magiją, jau pradėjau gilintis smarkiai ir tada kažkaip tarsi įvyko kažkoks tai, kažkas manyje, kažkokia transformacija įvyko Mhm. ir mane tiesiog saugojo, jinai į mano vidų įėjo ir aš tada, žinok, tikrai mano kūnas pakilo, ta prasme, mano astralas virš mano kūno Mhm. ir tada aš pradėjau klykti. Tai va tie šešėliai, jie turėjo labai didelę baimę tai mano daliai. O tas klyksmas, ar tai yra kažkokia vibracija, va tokia kažkokia paleido, ar ne kaip sirenos, kad paleidžia? Žinok, net labai panašiai kaip sirena, bet dar baisiau. Aha, bet čia jau toksai Nu, kaip ginklas, ar ne? Čia nebuvo ne kaip išgąstis, o čia buvo kaip kažkoks kaip ginklas prieš juos. taip, 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 taip. Tu atmušei juos su tuo Mhm. balsu rėkimu. Jo, bet supranti, sakau, tas balsas ant tiek stiprus buvo, kad man simboliškai rodė, kad trūkinėjo visi tie langai, Mhm. stiklai, byrėjo smulkios, žinai, dalelės pabiro. Mhm.
Nu, fainiai. Tai gerai, tai tada paklauskime jos tą temą, tas temas, kurias tu ir norėjai panagrinėti, gličius. Mhm. Ir sakei dar ir apie pilną užtemimą kažką jauti, kad pasakyti, ar ne? Taip, Tai ką pirmiausia norėtum pažiūrėti? gličiai. Gličiai, aha. Ar tu gali taip trumpai pristatyti juos, kas tai yra? Gličiai, pavyzdžiui, yra. Savo tą pavyzdį. Jo, mano pavyzdys buvo prieš irgi 10 metų kažkur atgal. Aš dirbau tada kaviniai ir pas mane buvo draugas latvis ir aš pamačiau save ir jį einančius į tolį, tokios pat aprangos, tai tokie pat judesiai, nu viskas aplamai ir aš taip sustojau ir galvoju, kaip čia dabar suprast, ką mes ten veikiam, jeigu aš čia. Tai čia ir yra gličas. Mhm. Aš dabar vat atsiverčiau, kur tu man atsiuntei, kas tai yra gličiai. Tai trumpai gal tada ir galiu pristatyti, kad yra laiko gličiai susijęs su laikrodžiu, kad laikrodis, tarkim, gali sugesti, bet ne techninė prasme, kad kelis kartus tau gali parodyti tą patį laiką, nors tu žvelgiai skirtingų laikų į jį. Gali momentas, va toks kaip užstrigęs momentas, lyg sustotų laikas ar ne. Visiškai toks pojūtis. Tada yra žmonių elgesio gličiai. Kai kažkas, tarkim, pasako identišką frazę, lygiai taip pat kelis kartus toks kaip repeat mygtukas būtų paspaustas. Arba pamatai, kad tas pats žmogus praeina 2 kartus per kelias sekundės. Arba žmogus užšąla ir paskui grįžta į realybę. Tokių esu mačiusi iš tikrųjų, bet tam video, neaišku, ar tikri ar ne. Paskui objektų gličiai gali būti dingstantis, atsirandantis daiktai, keisti objektų judėjimai, garsiniai gličiai gali būti garsų pakibimai. Tarkim, gatvėje girdi tą patį garsą kelis kartus iš eilės, lyg būtų įstrigusi garso kilpa, kūno pojūčių gličiai, dežavų intensyvesni nei įprastai. 2 žmonės atrodo identiškai ir elgiasi vienodai. Čia kaip tu pamatei, čia grynai tavo atvejis, ar ne? Taip. Arba kažkas prisimena įvykį, kurio tavo realybėje nebuvo, tau draugas primena įvykį, tu žinai, kad taip niekada nebuvo. Ir vat kas sukuria tuos gličius, tai gali jie atsirasti dėl matricos nestabilumo, dėl dimensijų persidengimo, energetinės perkrovos arba intervencinių būtybių veiklos. Tai tavo tas atvejis grynai yra, kad tu esi savojoje realybėje ir tada pamatai kitus 2 žmones, kurie atrodo lygiai taip, kaip tu ir tavo tuometinis draugas. Taip. Tai tada prisijung prie to momento ir pažiūrėk ir tos moters paklausk taip pat, kas tai buvo tas gličas. Tas gličas kažkaip man dabar eina atsakymas persipynė su laiko juostom ir su matricos programavimu. Ir tuo momentu vyko kažkokie tai pakeitimai, kažkokie update. Ir kai update'as vyksta, tada įvyksta va tokie įdomus dalykai, bet ne visi žmonės atkreipia dėmesį. Dažniausiai žmonės ką tai nurašo, kad aš užsigalvoju, arba čia man pasivaideno, žinai. Kažkaip nustumia va tą va tokį faktą, kad iš tikrųjų taip gali būti. Ir po šito grynai atveju aš matau, kad vyko kažkokia tai matricos ir laiko juostų kažkokie tai perprogramavimai, kažkokios senos programos buvo ištrintos ir įdiegtos naujos programos. Ir tada gautųsi, kad turėtų visi vienu metu turėtų tą kažkaip pajausti?
Ne visi. Visi kažkaip man įdomiai rodo, kad kažkaip, visiem kažkaip skirtingai. Nes, žiūrėk, būna ir visuotinis matricos perprogravimas, tada taip gali kažkaip, kad visiems. O čia man grynai buvo kažkas su asmeniniu, su mano asmenybe kažkaip O surišta. tai žiūrėkim tavo tą konkretų atvejį, nes jis be galo įdomus. Mhm. Aha, tai kas čia su tavim buvo susiję, koks čia buvo perkrovimas? Žinai, kas buvo? Net šiurpuliai eina. Kad aš, supranti kaip? Dabar man eina ir tas lūpas, ir tas gličas. Taip, lūpas, kad aš em, vis kartojau tą patį, nu, panašius gyvenimo atvejus ir kažkaip atrodo, kad aš su tuo žmogum kaip ir jau neturėjau susitikti, supranti? Mhm. Ir tada vyko perprogramivimas ir žinok, po to įvykio mes, žinok, ir išsiskyrėm. Va, O, nes man supranti, aš tada, vat, kaip man tai vyko, kai aš pamačiau ir aš jam dar pasakojau, sakau, aš mačiau mus, žinai, kavinėje, sakau, kaip čia taip. Ir man kažkas persivertė manyje, kad aš supratau, kad mes nesam pakeliui, tiesiog, nu, e, jį domina kiti dalykai, mane kiti kažkaip netitikom. Ta prasme, pasaulėžiūra visai kita skirtinga. o žiūrėk, o tą perkrovimą kas padarė, matrica padarė, ar čia buvo su tavo dalių įsikišimu, čia tavo dalis norėjo tai tau parodyti iš šalies, kad tu pamatytum, kad tu va taip, Jo, čia buvo mano patys tie aukštesnieji aspektai, tai man rodo ir tą vat, mano dalį, tą senolę, aha, nu aš ją vadinu, nes jinai man tokia išmintinga atrodo ir man kažkaip pritraukia tą vaizdą, kažkaip jinai su jos pagalba, kad aš kažkaip gal atkreipčiau dėmesį, aha, nes sakau, man buvo toks kaip truputėlį kaip rūkas toksai, žinai. Ir atrodo, kaip ir laikas sustojo tuo momentu, atrodo, aš esu čia realiam pasauly, bet mano sąmonė kažkur kitur perkelta, žinai. mhm, Tai čia norėjo man kažkaip tokį kaip supurtimą, kad tu jau išmokai pamoką kažkokią. Štai kaip būna kartais, kaip perprogramuoja kažkokias tai tarsi galbūt klaidelės paliktos, ane? mhm, Tai čia vat mano tie aukštesnieji aspektai norėjo tiesiog padėti man, kad aš vėl neįklimpčiau, nes aš jau turėjau patirtį su tuo žmogum. mhm, Kažkaip, kad tu jau karmiškai su tuo žmogum jau esi atidirbta, tu turi išeiti iš to. supratau. Tai, Mhm. aha, tai grynai turėjai vienus santykius ir paskui perėjai į panašius, kurie galėjo identiškai ar ne būti tokia kaip iš vienos kilpos į tą pačią kilpą, kaip kartoji, bet tau fragmentai nusprendė, kad tau jau kad tu jau atidirbai šitą Taip, ir laikas geras, kaip įdomu. labai. Mhm. Gerai, ar dar kažką nori iš šito pasakyti, kažkokia yra įdomi informacija, svarbi? Man tai toksai žodis eina, kad jeigu mes žmonės labiau atkreipiame irgi dėmesį į tą realų pasaulį, mes galim labai dar daug dalykų pamatyti. Kažkaip ta realybė ne tokia tobula, kaip mums atrodo. Tie Mhm. objektai, kažkas ant fizinio, jeigu tu supranti. Nes mes dažnai žmonės esam išsiblaškę, žinai. Mes savo mintyse paskendę ir mes Na, jau tiesiog nebetkreipiam dėmesį į taip, tuos. ypatingai dabar tas greitis, tas intensyvumas, visur tos technologijos, atrodo, esi ant tiek smegenys ant tiek yra, kaip sakant, užimtos visą laiką kažkuom tais, kad nebespėji net suvirškinti to, kas vyksta. Tai per daug Nieko informacijos. lieka gyvenime, visko tiesiog per daug. Ir kartais, žinai, žmogus gali, tarkim, pagalvoti, nu čia aš išsiblaškęs, kad ir su tais objektais, ane? Aš Mhm. pasidėjau puodelį ir žiūriu, kad jisai jau ten tas puodelis yra visai kitoje vietoje, nors aš žinau, kai jis čia buvo, žinai.
Ir taip tada pasimeti, galvoji, kas čia dabar? Aišku, būna ir tų tokių, žinai, fogų, kad tu tikrai išsiblaškęs esi, bet vat būna tokių atvejų, kad čia irgi gličas įvyksta. Matai, čia turi tokiais dalykais domėti ir kažkaip labai jau tą išlavinti tą žvilgsnį, ar ne? Jo koncentracija kažkaip žmonės, žinai, kaip man rodo, išsiblaškę yra. Per Mhm. daug informacijos tiesiog, man rodo, kaip tos smegenys netgi rodo spaudžia. Mhm. E, ir tu nebeturi laiko observing, stebėti Įvertinti. aplinką. Aha, supratau. Nes aplinka keičiasi iš tikrųjų, tu gali labai daug ką pamatyti. Mhm. Tai vat. Mhm. Ar yra dar kažkas? Įdomiai, ne kažkaip, vat, man sakau, su tom matricom ir tais perprogramavimais. Kažkaip, žinai, kas per kvantinės kažkaip daleles jie ten kažką pakeičia. Aš kažkaip iš savo nelabai prisimenu, aišku, ten tokių stipresnių dežavų momentų yra buvę. Dežavų ir gličas ne tas pats. Aha, čia, kur aš skaičiau, kur tu man buvai atsiuntus aprašymą, kad toksai tarsi dežavu, bet gilesnis toksai. Mhm. Tai esu tokių pajutusi, tokių labai tokių gilių, tokių galvoju, nu, kad toksai net, aš dar prisimenu, vaikas buvau, kad nesustojau, galvoju, kas čia dabar. Jo, dežavų truputėlį skiriasi. Panašiai, bet skiriasi, yra skirtumų. Pats jausmas, kad tu praeini ir tu žinai, kad tu jau tą darei, tu jau Mhm. praėjai, tu jau buvai, aš prisimenu, kad aš ėjau iš baseino namo ir net sustinku, aš galvoju, aš kartoju tą patį veiksmą. Supranti? Mhm. Taip, taip. Kartoju tą patį veiksmą. Tai gal čia ne tai, kad dežavu, kad aš jau kažkur kažkada tai dariau, gal aš iš tikrųjų 2 kartus ir nuėjau. Hmm. Įdomiai. Sakau, net aš vaikas buvau, kad aš sustojau, galvoju, kas čia dabar? Ne, čia tau buvo dežavų, man rodo. Na, Jo. ne, tada neturiu aš pavyzdžių. Ne, viskas gerai, tai tą temą jau išsiaiškinom, čia įdomi iš tikrųjų, bet vat. Gerai, kai kada nors vat, kažką užmatysim, arba gal net, gal vat, klausytojai, kas parašys kokių įdomių dalykų, kas ką yra pajutę gyvenime, ar ne, pasidalins komentaruose, būtų labai įdomu. Gerai, o apie tą užtemimą, sakei, irgi senolė galėtų kažką pasakyti. Gal čia atskirą padarom. Gerai, tada stabdau.